Marius Draskas filmuoja. Galbūt pagavimas vyksta. Čia jau... Priekiniai paruštukai nepaims. Ar neužfiksuoti? Gal ir fiksavim? Vėl. Tai dėl to gal tik ir įkišti. Štai ką gali įkišti. Nerodžiu žmonėm, kaip ne pats žinom pačią dalį. Nekeičiu kolektorių sugalvojimą. Taip ir bus, nuimsim kolektorių, nes reikia užglūšinti. Kas čia? O, nice jau. Keliukai slepės. Na, Motorsport. Motorsport BMW. O kolektoriaus nebėra. Kažkas laiko dar. Zateški. Reikia zateškinti. Tai vain ieškoti atzateškinim dalykų. Kim, kad zateškink. O, visą atzateškinsim. O, atzateškink. Atzateškink. Ar kažkas laiko. Dar zateškinti. Atzateškink. Ne, nu tai kuriais kars garsas zateškinti. Taip nevyks. Kaip taip negali būti čia nais. Nu, visi. Out. Volia. O, čia tai Motorsport. O čia ir Motorsport. Nereikia nevarikliai. Ok. Varštelis. Ir būdbūris čia, būdbūr kainkt. Tu tam nuėjame galvą. Video reikia galvų statinį pasikeisti. Ne. Because reasons. No. No. I don't want to do this anymore. Tai va, čia reikėtų vis šit šlangas išmest lauk, tai užsiglušint. Nes kai bus boosts, tai čia bus... Ai, per virš eis viskas. Motorą, pripūs iš motoro per alsuotą, išpūs visur. Kur nors. Greičiausiai, kad tepals per virš išpūs ir bus kinkt. Bus tepalo vulkanas. Na ir visa, tai va toks žyms pas mus. Pas mane nuvarinimu varštis ir šitais ir apuls. Marius pasitengė atvežti naują. Bet gerai turėti gerų draugų. Tai va, dedam krekždis, nes yra su metaliniais galiukais. Pastelgiau su Bet metaliniais. tas buvo irgi su metaliniais galiukais. Nu, bet kai jau viską dedam, tai reikia ir pasikeisti. Tai naujas, tai... Op, yra vietoje. Kiba. Saldiko keitimo procesai. Žinai, kai ardai ir pasidaro burnai saldų. Nu, medis nėga labai geras. Čia. Tai sveikinuosi iš savo garažo ir kažkiek turiu naujienų. Tai atkeliavo detalių dar ir visai tokių smagių. Nežinau, kažkodėl man labai patinka šitie reikalai. Nors prieš tai mano dusilintuvas pagarsėjęs buvo kaip iš baisiausių.
bet dabar bus kitaip. Tai ačiū duslintuvas.lt, konsultavo, patarė, pasakė, ko reikia ir panašiai. Tai turim nemažą krūvą atvažiavusių vamzdžių, bakelių, visko ir viskas iš duslintuvas.lt. Tai iškart parašiau jiems, iškart susisiekė, paklausė, koks variklis, ko noriu, garsiai tyliai ir nusprendėm daryti tyliai. Tai gerai, dabar viską parodysiu ir pakalbėsim, kodėl tokie sprendimai. Tai va, Simons bakelis, tai dėl to, kad norim tyliai. Nu, ta prasme, ne kad tyliai, bet komfortiškai būtų, nes tyliai greičiausiai nebus. Tai čia daug kampukų ir čia ne tik išmetimo kampukai. Čia yra interkuleriui ir išmetimui kampai. Tai va, vamzdžiai irgi nerūdinčio plieno. Tai išmetimui paėmėm 3 metrus, turėtų pakakt. Ir interkuleriui 2 metrus paėmėm. Tai hop. O darom iš niežus dėl to, kad gražiau, kokybiškiau. Nu ir vis tiek. Jau gal laikas pasidaryti normalų išmetimą. Tai va. Ir tokios naujienos kol kas čia pas mus. Tai išmetimas bus 7,6. Interkulerių dabar nepamenu. Šiam 3, man rodos, diametras. Tai, žodžiu, darom viską iš niežus. Gražu, kokybiška. Ir bus viskas tvarkoj. Tai jeigu jums kažko reikia duslintuvui, sakyčiau, tikrai galite tenais kreiptis, patars, pasakys, ko reikia, kaip geriau padaryti, nes, apie išmetimus aš nelabai ten gaudaus, kaip ir daugumai vietos automobilių šito naujų bildų, bet mokomės, konsultuojamės, kalbamės su žmonėm ir jie padeda tiesiog susirinkti, kas yra geriausia, greičiausiai. Tai jeigu kas duslintuvas.lt, Facebook'e rašykite jiems, nes parduotuvės kaip ir nėra dar elektroninės, tai tiesiog rašot, atsako ir gaunat viską. Tai gavau viską per 2 dienas, tai nėra labai ilgas laiko tarpas čionais. Pamirškite subscribe, laiko ir iki kito, nes visko dar pamatysim čionais.